pristatau detalizavimo rinkinį tiesiai iš Japonijos, kurį pademonstruosiu ant šio japoniško automobilio. Tai va, turim tokią japonišką seriją iš Soft 99, japonų firma. Produktai skirti tiek išoriai, tiek salonui. Dar yra va toks bajeris kaip vienkartinės servetėlės, skirtos nuvalyti vabzdžių liekanas nuo kėbulo. Prie servetėlių sugrįšime kiek vėliau, o dabar jūsų dėmesį japoniško automobilio plovimo valymo procesai su japoniškomis priemonėmis. Nusiskalaujam automobilį, sudrekiname visus paviršius ir pasiruošiam cheminiam apdorojimui. Tai pradedu nuo ratlankių, nuo purviniausios vietos. Naudoju pH subalansuotą Soft 99 produktą, kuris skirtas yra jautriems, prabangiems ar ką tik dažytiems ratlankiams bei kitiems paviršiams. Kaip matot, su rankytė ne šiaip sau čiupinėju automobilių, o bandau pajausti apnašų kiekį ant paviršiaus. Jeigu jaučiu, kad yra apnašų, aš užpurškiu produkto, o jeigu nejaučiu, aš nepurškiu ir nešvaistau produkto veltui. Tai kartais prisiliesti prie automobilio yra gera idėja. Tai tada pasiemu po visų tų purškiamųjų procesų čepetuką ir išjudinu jau su purkštą chemiją esantį purvą, kad dar geriau mechaniniu būdu apdirbčiau tą purviuką. Tada užsipurškiu purvo minkštiklio arba aktyviųjų putų. Aš neturėjau tuo atveju purvo tirpiklio, tiesiog naudoju aktyviasias putas, su kuriomis tirpdau esančias dulkes ir kitą purvą ant kėbulo ir tuomet nusiskalauju. Nusiskalavęs vėl užsipurškiu ir tuomet jau dirbu su kempine arba pirštinė, bet ne šepečiu, kaip matot. Tai pirminis tas plovimas yra nuskalauti žvyrą, bet kokias mechaninės dalelės. Antrų užėjimų su putom mes jau galim čiupinėti mechaniškai paviršius, trindami kempine. Kitu atveju jūs braižot ant kėbulo esantį žvyrą į jūsų laką. Todėl yra reikalingi keli žingsniai. Tai va jau po tokių plovimo kempine prieinam prie skalavimo, nusiskalavę, einam prie džiovinimo. Džiovinimui man gelbsti skvizis, guminė guma, su kuria nusistumdau didžiausią perteklinį vandenį ir tada mano sausinimo šluostai lieka mažiau darbo, jinai būna sausesnė, nepavargsta tiek, neprigeria tiek daug ir gali tęsti likusią savaitę blaiviai. Tai žodžiu, sausinimo šluostė tikrai gera idėja, o dabar jums pristatau tokią trijulę iš Glako serijos, toks komplektas, kurį galite įsigyti detailerplace.com su nuolaidos kodu mobilios rankos, žinoma, kas be ko. Ir su šiuo produktų linija jūs galite labai smagiai atsigaivinti langus, tai juos nupoliruodami su šia specialia pasta. Tai yra toks poliruoklis, kuris pašalina vandens žymės, kalkės ir bet kokias kitas apnašas nuo jūsų langų. Įbrėžimų nepašalina, bet tai yra apie apnašas, kurias pašalinus iš karto stiklas tampa skaidrus, aiškus ir hidrofobinis, iš karto jau toks slidus paviršius. Nano dangos nedemonstruoju, nedengiu, nes iš tikrųjų dengsiu stiklus su šia priemonė, nes tai yra Raindrop bazuka, skirta tiek lakui, plastikui ar langams, hidrofobinį ir apsauginį efektą išgaunantis produktas, kurio nereikia pumpuoti, purkšti, spaudyti, o tiesiog aerozolis paspaudus srovė ne visai tolygiai gražiai, bet daugmaž vienodai dengiasi. Su šiuo produktu mes atgaivinsim šiek tiek spalvą, įgaus sodrumo, tinka ir ratlankiams ir po to tenka nusiskalauti tą perteklinį produkto likutį. Galima nusivalyti šluostę, galima dengti su šluostė, sausojų būdu, uždėdami produkto ir jį nušluostydami arba nupurkšdami. Kaip matot, iš karto jau atsirado hidrofobas, vandenukas bėga ir taip kėbulas tampa slidesnis, ko pasekoje purvas mažiau kimba. Jūsų automobilis blizga ilgesnį laiką, rečiau reikia važiuoti į plovyklą. Ir plovykloje lengviau plaunasi. Na ką, pagaliau lendam į saloną, pagaliau
Nu ką pagaliau, aš žinau, kai kurie mėgsta salonus, kai kurie išorę, bet manau, kad daugelio jūsų žiūrovai akims salonas yra tas sunkiausiai vieta, su kuria daug kyla klausimų, kas kaip su kuo. Tai pradėkim nuo to, kad užpurškiu tikrai maloniai mėtą kvepiančio ekologiško produkto, kuris jaučiasi, kad nėra labai stipri chemija, ją labai malonu naudoti, uostyti. Užpurškiu ant sudėtingų dėmių iš pradžių, kurios yra labai gausiai purvinos ir tik tuomet dirbu jau didžiaisiais plotais. Tikrai skaniai kvepia. Komplektacijoje buvo toks šepetėlis iš pirmo požiūrio juokingas, bet paskui pagalvojau gerai, kad jis yra, geriau negu nieko. Ypač paprastam žmogui nusipirkus tą produktą gauti nemokamai šepetėlių, su kuriuo čia ir dabar galima aikštelėje prasivalyti sėdynę, būnant taksistų ar Bolt vairuotojų, nesvarbu. Tai užpurškėt, patrinat ir svarbiausias žingsnis, kurį daugelis praleidžia, surinkti purvą. Surinkti purvą galite siurbliu arba šluosti, bet svarbu būtinai surinkti purvą, neleisti jam atgal susigerti ir likti ant paviršiaus. Viskas lygiai tas pats yra ant kilimų, kilimėlių, tas pats procesas. Purškėt, trinat, valot, šluostot, siurbėt. Wow, žinokit, koks šis nuostabus produktas stiklams. Tikrai rekomenduoju, turėsiu savo arsenalę, pirksiu ir naudosiu. Nes taip kaip jis valo ir kaip jisai gerai nudžiūna, nepalieka jokių šmorų, patys mato, žiūrėkit, žik, viskas. Švarus langiuks, vos keli prabraukimai. Taip ir išoriai, taip ir salonai. Žodžiu, tai yra stiklų valymo priemonė, bet mano supratimu jinai puikiai tiktų ir nuriebalintoje vaidmenį atlikti. Gerai labai nuriebalina ir laką, ir poliravimo padus valą. Žodžiu, puikus produktas. Toliau, salonai mums taip pat reikės priemonės plastikui, konsoliai, paneliai, vairui. Tai yra vėlgi japoniškas produktas Wash Mist Plus, kuris vėlgi nuostabiai kvepia, nepalieka šmorų, gerai dezinfekuoja. Būtent tas Wash Mist Plus reiškia, kad cheminiai sudėtyje yra dezinfekuojančių dalelių. Tai reiškia, kad jūs kilinat bakterijas savo automobilio vaire, nes jūs kai čiupinėjat vairą, supraskit, kad ten yra labai didelis kiekis bakterijų, nes dažnai važinėjam, atliekam užduotis, čiupinėjam ir ten lieka labai daug bakterijų. Būtina jas pašalinti su kažkuria valymo priemonė. O geriausia su ta, kuri yra būtent sukurta liesti jūsų plastiką, odą ir kitas jautrias jūsų automobilio detalės. Todėl rinkitės produktą atsakingai iš retailerplace.com parduotuvės su nuolaidos kodu mobilios rankos arba parašykit man asmeniškai, sudėsiu jums pirkinių krepšelį ir pakonsultuosiu. Parašykite per mobilios rankos Instagrame profilį. Dar yra toks bajeris kaip vienkartinės servetėlės, skirtos nuvalyti vabzdžių liekanas nuo kėbulo. Kai mes pamatom, pavyzdžiui, vabzdžių kažkokias jau apnašas, iš karto prieinam, patrinam ir nusivalom. Einam, patestuosim ant mano mašiną. Tai va, matos, yra vabzdžių apnašos, kurias geriau reikėtų pašalinti stipriai netrinant. Tiesiog pridėjus ir sudrekinus, švelniu prisilietimu, lyg liestumėt savo merginos užpakaliuką. Biškai įsijaučiu, atsiprašau. Tada antrą užėjimu, užlenkus popieriuką, antrų užėjimų, jau tokį viščiuką stipresnį prabraukimą. Ir vabzdžiai iš tikrųjų šalinasi. Stenkitės labai daug nebraižyti. Ir su sausa šluostė nusišluostyti pačią chemiją. Na kaip ir veikia, nėra kažkokia magija, bet sakyčiau, šitą daiktą rekomenduočiau, kas vairuoja motociklus ir būna jūsų šalmo skydelis pilnas atliekų, kurias galima būtų greitai pasišalinti iš kišenės įsitraukus kaip valytuvą ir toliau važiuoti. Tai va, taip pat demonstravom kiekvieną produktą. Ačiū, kad žiūrėjo. Tu mano pasaulis.